Tai šiuo metu modelio darbas man jau yra toks malonumas, užklasinė veikla daugiau, jau baisūs skaičiai, bet jau beveik 20 metų vadovauju mano su kolegėmis įkurtai modelio agentūrai, tai daugiau tenka rūpintis, sakykime, jaunų merginų karjera, sakykime, pradžia, apmokymais ir atstovavimu užsienio šalyse. Tai, žodžiu, mano darbas dabar yra labiau ta užkulisinė pusė, bet tiesą pasakius, aš galbūt esu, kaip paradoksaliai beskambėtų, ir esu tas žmogus, kuris labiau ir mėgsta būti visgi toj užkulisiniai pusėje, man ten vyksta įdomiausi dalykai. Kalbant apie darbą, kaip agento darbą, džiugina tai, kad tu matai, kad tu prisidedi prie jauno žmogaus, sakykime, kažkokio tokio formavimo, jo vertybių formavimo, galų gale kartais tikrai labai radikaliai pasikeičia ir merginų likimai, nes yra merginų, kurios rastos, tarkim, vienkiemėje, tikrąja to žodžio prasme, ir po to mes ją matom ant garsiausių pasaulio podiumų. Tai tas jausmas yra iš tiesų puikus, kai joms sekas ir kai tu žinai, kad tu prisidėjai prie to. Viena iš modelio darbo dalių yra tai, kad, tarkim, kai kolekcija yra kuriama, tu eini ją matuotis, nes dizaineris privalo ją pamatyti, kaip tai atrodo ant gyvo žmogaus. Ir tu matai visą tą, sakykime, kai medžiagos gabalas virsta rūbu, ir kartais labai, sakykime, rūbų, tai čia toks proziškas pavadinimas, aš vis tiek madą laikau kaip po taikomuoju menu, kartais tai yra meno kūrinys ir tai yra iš tiesų daug įdomiau man. Tai, ko gero, ta visa užkulisinė veikla, kartais galų gale žmonės įsivaizduoja matydami tuos, sakykime, gražius glamūrinius viršelius, jiems atrodo, kad tai vyko kažkokioje pakilioje aplinkoje, viskas yra labai gražu, jie turi tam tikrą įsivaizdavimą, tam tikrus stereotipus, ko gero, o kartais tu žinai, kad tai įvyko labai mažoj studijoje, su labai mažu biudžetu ir tai yra tiesiog tų žmonių, kurie dirbo prie to projekto pastangos ir tai padaryta minimaliom sąnaudom. Modelio darbas ką reikalauja? Iš tiesų reikalauja savidisciplinos didelės. Yra tikrai ne viena istorija, kuomet tu randi žmogų turinti puikius fizinius duomenis, tarkime, bet labai nepakenčiamą charakterį. Ir tuomet visa ta karjera baigėsi, nes kaip bebūtų, tu esi žmogus, modelis yra žmogus, su kuriuo yra dirbama netrumpai ir net fotosesija, bet kuri jinai ko gero trunka minimum 3-4 valandas. Jeigu tai yra rimtesnis projektas, tai gali būti ir viena diena ir galbūt ir keletą dienų. Ir niekas nenori dirbti su sunkiu žmogumi. Sunkiu turiu omeny savo, nežinau, įgeidžiais, pozomis, charakteriu, visu kuo. Tai bet kokiu atveju tai yra ir galų gale, sakykime, modelių pasaulyje, merginų modelių yra iš tiesų labai daug, bet kažkodėl tik tai vienetai tampa labai žymiomis. Tai ko gero, tame ir yra atsakymas, kad visgi tai yra asmenybės, kurios turi kažkokią pridėtinę vertę be savo fizinių duomenų. Modelio darbe yra iš tiesų labai svarbu ne tas toksai stereotipinis grožio suvokimas, kuris yra labiau tipiškas galbūt grožio konkursam, bet individualumas. Ir neretai madoje, aš manau, sakykime, žmonės, kurie, nėra super mados žinovai, jiems tinkama ta tokia vartotojiška mada, jie nėra įsigilinę, labai dažnai, ir aš pilnai jos suprantu, jie sako, bet tarp tų modelių yra tiek baisių merginų. Jiems jos yra baisios, bet iš tiesų jos yra išskirtinės, jos yra įdomios ir madoje tai yra truputėlį vėlgi mados fotografija ir pati mada, aš visgi linkusi tai priskirti menui ir tikrai puikiai suprantu, kaip ir bet kokį kitą meną tikrai negali vartoti visi. Tam reikia tam tikro pasiruošimo, išsilavinimo, galų gale išsilavinimo nebūtinai universitetinė prasme, bet išsilavinimo tu turi tuo domėtis, gilintis į tai ir tada tas suvokimas ateina, tai yra įmanoma kiekvienam, tiesiog to reikia norėti. Modeliai turi tikrai galvoti, ką dedasi į burną, mes jokių būdų nekalbame apie badavimą, bet tai turi būti sveikas gyvenimo būdas ir mitybos įpročiai teisingi. Ir daug kitų dalykų tu turi
mokėti palaikyti tuos vadinamus mažus pokalbius, būti gyva, būti imli, būti žingeidi, kad pagautum greitai informaciją, kurią tau sako, tarkim, stilistas ar fotografas ar dizaineris, ko jisai iš tavęs nori. Tai žodžiu, vėlgi tai yra normalu, kai mergaitės pradeda, sakykime, viso to nėra ir tai yra normalu, nes pradeda labai jauni žmonės. Tai čia jau yra mūsų kaip agentų darbas sugebėti to turinio ir supratimo, kas tai yra per darbas, nes dažnai merginos vėlgi įsivaizduoja, kad jas tiesiog gražiai, taip kaip joms patinka, aprengs ir jos jausis gražios. Dažnai pradžioje susiduriam su tuo, kad merginos, ypatingai kadangi jos yra paauglės ir tai yra tipiška tai amžiaus grupė, jos turi tam tikrą tik tai labai ribotą savęs įsivaizdavimą, kas tuo metu, sakykime, tinka joms, tinka jų draugam, patinka bendraamžiam. Ir jos taip nejaukiai jaučiasi pirmų fotosesijų metu, nes jos supranta, kad tai ne grožio konkursas ir čia yra biški kitaip ir tu stengiasi paaiškinti. Ir tikrai yra taip, kad kai kurie žmonės tiesiog iš karto atkrenta dėl to, kad jie turėjo tam tikrą įsivaizdavimą ir jiems neįdomu, o tam tikri žmonės kaip tik daug labiau tuo susidomi, nes supranta, kad tame yra tikrai nemažai kūrybos. Pati mada, jinai tikrai galvoja apie tai, kad pasaulyje yra ne tik jaunos ir labai jaunos mergaitės ar berniukai, kad madą vartoja įvairaus amžiaus žmonės, sakykime, ir aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad modelio darbo trukmė jinai tik tai ilgės, nes reikia tikrai įvairesnės amžiaus grupės žmonių.